Sveiki, sveiki visi, seniai jau besimatėme, sveiki. Dabar šiek tiek biškį atnaujinau savo vizualus, jie aišku panašus, bet yra kitokia šiek tiek kamera, naujesnė. Tiesiog, šiek tiek kitaip pat vizualiai turėtų geresnė kokybė būti. O šiaip žiūrint, jau senai labai nesimatėm, seniai nedariau tinklalaidės. Ir tinklalaidės gyvenimas veža. Ir šiandien iš tikrųjų daugiau pakalbėti noriu bendrai, kad atėjo pavasaris, kad iš tikrųjų geras oras. Ir manau, kad labai yra svarbu gebėti pasidžiaugti kiekvieną akimirką, kurią turim, pasimėgauti, neskubant. Jeigu yra galimybė pasiimti laisvadienių, nes darbas irgi pavargsti nuo darbo, reikia kartais ir pailsėti. Tai tiesiog noriu jums žiūrovai, kurie žiūrit per YouTube, palinkėti, kad iš tikrųjų atrastumėt laiko dabar atėjus vasarai, ją pasidžiaugti, galbūt išeit važiuoti kažkur į Trakus, galbūt dar kažką paveikti ir tada bus ir nuotaika fainesnė, daugiau bus ir to pasitikėjimo, daugiau džiaugsmo. Tai ir tada bus toks daug pilnesnis pavasaris, tiksliau daug pilnesnė vasara, norėjau pasakyti, jo. Šiuo metu labai įrašinėjau ekspromptu, bet manau, kad labai svarbu yra gebėti pasidžiaugti kiekvieną akimirką, kurią turim, pasidžiaugti visko, ką turim ir per tai mes tada galim iš tikrųjų būti laimingi. Tai toks trumpas labai video, 2 minučių ir linkiu gražios dienelės. Čiau.